įsijungė jau veterinarai pasaulio, mano jau kompanijoje, mano komandoje yra, įsijungė jau daugiau medikų, kai kurie jau patyrė, žino tos medikus, kai dirba su šito aparatu savo reabilitacijos ligonėse, jau domisi labai sporto klubų, ypač kultūristų treneriai jau domisi, nes kadangi reikalinga taip pat raumenų sąstingį atleisti ir sąnarių kraujotaką pagerinti, žmonių nuotaiką pagerinti, jau po biškį populiarėja. Aš kovo mėnesį Lietuvoje buvau 3. Lietuvoje. Šiai dienai mano komandai yra 78 žmonės. Tai aš džiaugiuosi, kad yra labai jau daug ir kai dabar, kai sako, per akciją mes užregistravom 18 žmonių, tai galima pasakyti, kad per 18 žmonių akcijos metu gavo po 2 aparatus, automatiškai padaugėja dvigubai ir žmonių. Kokia šita kompanija? Kodėl jinai buvo sukurta? Šitą kompaniją privedė žmonių gyvenimas, kadangi mes žinom tokią problemą, kai buvo COVID-as, kai buvo sveikatos sutrikimai ir žmonės gavo injekcijas. Tų injekcijų dėka pas žmonės buvo kraujoje labai daug baltymo ir baltymo su spygliais. Ir žmonės, daktarai bei mokslininkai galvojo, kaip tą baltymą paversti žmonių naudai, o ne kad sveikatą gadintų. Ir jie buvo, kaip sakant, pirmas pradininkas Biotrono šito aparato sukūrimo, jie pajungė į karinę pramonę ir jie mokslininkai galvojo, kaip ką daryti. Ir jie sukūrė štai šitą aparatą, kuris yra pas mum yra, jeigu iš aparatų sukūrimo yra 4, bet žmonių visuomenės duotas 1. Ir karinė pramonė, kadangi yra sujungusi jau Kinijos, Malaizijos kariuomenė turi tuos aparatus ir leido žmonės. Suprantat, nes žmonės, kai vis dėlto tarnauja, turi šeimas, turi namus ir davė pardavimą. Į Europą šitie aparatai atėjo tik tai nuo praeitų metų rugsėjo mėnesio. Iš pirmaujančių šalių, tarp Italijos ir Lenkijos buvo konkursas, kurioje šalyje padaryti europinę atstovybę. Italija padarė 850 000 prekybą, o Lenkija virš 1 milijoną. Automatiškai kompanija atsižvelgia į šalies regiono aparatų plėtimą, kontraktų sudarymą ir nutarė įsteigti Varšuvoje oficialią atstovybę Europoje, kuri turi visas licenzijas, visus įgaliojimus ir visus sertifikatus. Toj kompanijoje dirba tik Malaizijos žmonės. Jie taip pat kalba anglų kalbą, lenkų kalbą, nes kadangi toj šaly, sako, kurio dirbo, mes privalom kalbėti, tai mes su Terese jos dėka per seminarus važiuojam, tikrai jau buvo galima su kuriais darbuotojais susikalbėti lenkų kalbą. Ir kas įdomiausia, kad labai nuoširdūs žmonės. Jie kaip savininkai, kaip darbuotojai ateina, padeda, paaiškina, ko tu nesupranti. Net ir bukletus, kadangi buvo pagrindė anglų ir lenkų kalba, mes iš Europos susirinkose pasakėm, kad išleistų lietuvių kalbą. Galbūt buklete rasite ir kokią vieną klaidą. Žodžio, tarkime, ne? Čia yra kompanijos vertėjų padaryta ir kompanijos koreguoti bukletai. Ne, mes nekoregavom, čia koregavo darė kompanija. Kas tai yra šitas aparatas? Kodėl jisai toks vadinamas stebuklyginis auksinė tabletė? Tai nėra auksinė tabletė, tai nėra stebuklas. Tai yra paprasčiausiai nuo mūsų žmonių priklauso. Nedulkėti turi daiktas, o turi dirbti, tarnauti ir žmogui pagerinti. Jisai veikia labai paprastas jo principas. Be šitos apatinės dalies, gal aš paimsiu nerdysiu šito, paskui be šitos apatinės dalies būtų galima sakyti, va šita dalis kaip yra fenas, kuris skiria mėlyną šviesą ir šilumą ir vibracijas. Čia yra įdėtas kvarcinio kristalo kvarcas. Tas kvarcą lieja tik tai Kinijoje, specialioj gamykloj, kariniai pramonė jie sudarė sutartį, kad šita private kompanija gali teikti savo aparatam šitą kristalą. Ir jisai suteikia, kaip yra šiluma, spindulys vibracija, atsispindi šitą kristalą ir sudaro terahercų bangas. Terahercų bangos yra nuo 7 iki 10 kvadratų ten 2. Jie yra apskaičiuoti pagal žmogaus širdies ritmą ir kraujagyslių elastingumą ir kraujo ląstelės simptomatiką. Šita šviesa įsiskverbia į žmogaus kūną per ląstelę, jie pradeda kaip vandenį prasų vibruoti, išvibruoja tą ląstelę, įsodina šilumą ir kristalų energiją.
Tai pasirodo kristalų energija, kaip mes žinom, žmonės į senovės brangakmenius nešiojo iš kristalų, akmenius turi namuose, krauna tą energiją, tik tai yra toje aplinkoje. O čia buvo pateikta, kad pačiam žmogui. Kai sušyla kraujagyslės, oda, kraujas, tas, kas turėjo skiepus, tas spyglys lūžta. Ir kraujas tampa takiu, lakiu. Ir suprantat, jeigu tiem žmonėm, kurie turi krešėjimą kraujo didesnį, labai gerai šito aparato šilti kirkšnis, pažastis, kur daugiausia yra cirkuliacija. Kompanija perspėjo, kompanijos medikai apie šitą aparatą, nes žmonės, būna visko piktnaudžiauja. Kad nebūtų problemų, nešviesti akių, jeigu yra keisti lęšiukai, tada šviestame vandenyje mes sudėkinam tamponus, uždedam ant akių ir šviečiam per tą drėgną tamponų, su vandeniu tamponus. Jeigu pas žmogų yra širdies stimuliatorius, širdies plotą mes apeinam. Jeigu yra žmogaus po bėdų, lūžių, klubo keitimo, jeigu yra metalas, labai lengvai apeinam tą kūno dalį, ranką arba koją, neužkaitinant. Nes patys suprantat, jeigu metalai užkaistų, automatiškai būtų kita reakcija. Moterim, jeigu yra ciklas, pilvo pačios nešviečiam, nes kadangi bus valymas. Iš moterų gavosi labai įdomi istorija. Atėjo moteris, kurios yra menopauzėje, 58 metų, 65 metų. Suprantat, čia humoras, sako, ne viena, kad vyro užsimaniau, bet dar ir ciklas mano aktyvavosi. Tikrai taip. Kompanijos daktarai mes, kai buvom Varšuvoje, daktaras Tomas pabrėžė, kadangi moteris, kai ciklas baigėsi kiaušidės, jos pilnai būna neįsivaliusios. Joms sako, skauda, tenai pilvo apačia, šlapimo pūslėje nelaiko, reikia operuoti, patempti raiščius. Paprasčiausia, neįsivaliusios likučiai po visų ovuliacijų. Šitas aparatas aktyvuoja, 2-3 kartai būna tokie kraujo įsivarymai ir baigėsi. Aš perspėjau, jeigu kartais iš jūsų žmonių pažįstamų kažkam atsitiktų, kad tai būtų. Toliau, jeigu yra protezai, toj vietoj, kur yra protezai, tą vietos sudūrimą mes nešviečiam. Nes kadangi toj vietoj, kur yra operuotos siūlės, labai didelės protezavimo, ten kaulų nupjovimo sąnarių, kad jos paprasčiausiai neiširtų. Tokie yra pagrindiniai kompanijos perspėjimai. Plius, onkologija, visiems aktualu onkologija. Kaip bebūtų, jinai yra pas daugumą, tik neaktyvuota ta ląstelė, tai priklauso nuo mūsų gyvenimo stiliaus ir būdo. Šitas aparatas aktyvuoja sveikąją ląstelę, kuri dauginasi, o kuria pažeista ląstelė, onkoląstelė, ją ardo ir sveikoji ląstelė suyra. Turiu tokių jau žmonių, kurie sergantis onkologija. Iš pradžių pirmą savaitę jie labai patys savo, ne tik aplinkiniams smirdėjo, nes kadangi rūgštys į paviršių ėjo. Ir sako, net kaip sakyt, buvo keista, kad pasikeitė kūno spalva. Nes pas onkologinius mes žinom, tokia gelsva spalva eina pas žmonės, ypač po švitimo. Sako, pradėjo atsistatyti odos pigmentacija ir pradėjo jau neslinkti plaukai. Kaip ir šviečiant šituo aparatu. Jau šitie žmonės pastebėjo. Užtat kai kurie medikai jau iš onkologinės srities bando mūsų šalyje, bando taikyti. Nors pasaulyje jau taikoma, bet pas mumi vis reikia dar pačiupinėti. Sako, netinka mums pasaulio parodymai daktarai, bet reikia pačiupinėti. Galiu pasakyti, lygiai tas pats yra mano pradžioje. Man šitą aparatą iš Čikagos, kur aš gyvenau ir dirbau, siūlė spalio mėnesį. Žinot, aš irgi skeptikas, man reikia pačiupinėti kažką, bet per kompiuterį nepačiupinėsi su Čikaga. Nenuskrisi dėl pabandymų. Kai kiti sako, daug pabandysi, sakau, skrendi į New Yorką, Čikagą, į Varšuvą, to pabandysi. Aišku, viskas humoro forma. Žinokit, praėjo spalis, lapkritis, gruodis, vasaris, kovo pabaiga ir vis mane erzina, rodo. Ir kai parodė Čikagą, kur aš buvau, ligoninė, kur dirba lietuviai, kad ten jau daktarai, chirurgai dirba su šito aparatu, atstato žmonių kraujotaką, sąnarių judėjimą, popersiniai randai tirpsta, visokie kitokie procesai, ypač odontologijoj. Suprantat, jau pradėjau tikėti. Jau tai ne automobilio fenas, kur šildo ten padangas ir dažus. Aš jau supratau tą dalyką. Ir Lietuvoje trečias įsigijau. Ten yra kitos komandos žmonės, bet aš pagal savo sponsorą Renatą, kolegę ir Kristiną įsigijau šitą aparatą. Aišku, iš pradžių irgi visi dar vienas sako, nusipirko brangų feną už 500.
Sakiau tikrai taip, tas prabangus fenas, tarp kitko ir kirpėjus dirbas, atstato moterim terapiją veido padaro, raukšlės pasidarytis, plaukai elastingi pasidaro. Vyram ir moterim plaukai sustabdo ritimą plaukų, sustiprina plauko svogumą. Kad tą įrodyti žmonės, kad... Tikrai taip, tai va, akivaizdžiai. Dabar va, ką tik Leisim ypač nakštėjau. Leisim pasisakyti. Ir tą dalyką dėl šunų, kaip sakant, dėl plaukų kritimo mes išbandėme ant šunų, tai interesas šuniuką. Redžio paėmėm išbandėm. Mopsas kaip tai siaubingai meta plauką. Jam buvo dėl sąnarių problema ir plaukai. Ne ant savęs pirmiausia, Tai mes visko Žinokit, mes bet ant ko bandom labiausiai viską. pasimatė. Aš jums galiu pasakyti, kad dar patikėt to vandeniu, kuris mazgas veikia. Aš prišvečiau 3 litrus, paskiau dar 10 litrų ir savo akvariumo žuvytėm. Nu žinot, žuvis vis tiek neišlips, nepasakys, kad atskauda blogai. Žiūriu spalva, žuvų pagerėjo, tokia ryškesnė pasidarė. Plaukioja gyvybingesnės, bet ką pastebėjau, mažiau valgo. Valgo mažiau. Taip, maisto būdavo dozė, kurie įmėti dozę maisto, joms tikrai normuota, to maisto lieka. Pasirodo, net ir žmonėm, naudojant iš to aparatų, kaip prasišviečia savo pilvo pagal protokolą, sako, žinok, nesinori mėsos, labiau norisi ant visokios varškės, ant žalumynų, ant daržovių. Tikrai taip. Kadangi aktyvuose kasa, tulžis, žarnyno veikla, pradeda daugintis gerosios bakterijos ir suprantat, kas yra paprasčiausia, kūnas išnaudoja savo sukauptų mūsų riebalų rezervą, kurį paverčia tą riebalą į raumenį, o raumo, kadangi dirbdamas jisai tirpsta ir tirpdo mūsų apimtis. Bet ne tik gana, kad tirpdo, bet ir pagerina kaulų išėjimą, kai sako tranzitą, ir pagerina šlapimą. Kam būna su šlapimu, ypač pūslėje daug smėlio, pirmom savaitėm šlapimas būna kvapas, rūgštis, kaip supuvusio kokiu agurku būtų daržovių sudės tokia rūgštelė. Nes per pūslę sujudina, kaip čia pasakyti, pūslės tonusus, kurie juda, kur pūslė, kaip sakant, nelastingai yra sujudina, išeina žmonėms smėlis. Inkstų sistemoje, kurie buvo, pastebėjau, kad yra pradėjo išeiti akmenukai smulkiai. Šitą inkstų sistemą turiu pats, nes aš nesenai turiu amžiaus ligą, kaip sakant, insultą ir pilną paralyžių. Pas mane rado naujas cystas atsiradusius dėl ligos, tai žinokit, šviečiuosi, tikrai, kai sako, kad mišnių karalium tapau, inkstus ir čia valo, kaip reikia, ir daktaram pasakiau, kad geriau iš papildų, iš lecitinas, ten mikroelementai, Q10, suprantate, tai sako, stiprink organizmą ir tirpdink cystas. Chemijos tirpdint, bet aš kadangi su žolėm draugauju ir papildais, tai su chemija aš tik tai galiu pagal katalogą atsiverst, ką jūs veikia tie vaistai. Visa kita mintinai iš fitoterapijos, viską mintinai žinau. Tai va, toliau, sąnariai. Turėjau nesenai čatę, kas matėt mūsų kompanijos yra, mergina, kurie yra sąnariai, ruošiasi kelio sąnarius keisti. Ir paprasčiausiai panaudojom vakuuminės taurės, uždėm šito aparato, pražiūrėm, bet negaliu komentuoti, negali būti. Kas negali būti. Žinot, kai žmogus negali būti, sako, lengviau su sąnariam, kojom lengviau. Pas mane buvo dabar nesenai Marijampolė, nes pradėjau po biškį darbuoti su masažais. Moteriškė, visas navos, 80 metų, vos paeina klubas, jinai man jau skambina jau kelintą dieną, priimti negaliu, kai išmasažuodavai po 3 metų nereikėjo, dabar reikia. Atėjo paprasčiausia moteriškė, klubas pavažiavęs ir kelio sąnarys. Žinot, kai būna kelyje vadinamas vanduo, kelio mane ištinės, tai sukmaigiai, ir atrodo, kad ten tokie kaip balionukai būtų. Tai aš jos klausiu, kaip gydo Marijampolė gydytojas, ką patarė? Tai sako, buvau pas specialistus Marijampolė, nukreipė į Kauną, apžiūrėjo mano amžių, visą kitą, sako, kadangi yra problema, kelio sąnarių mes galime eilę pastatyti, gerkite vandens 2 stiklinės ryte, 2 po pietų ir jūs pasveiksite. Aš jūs paklausiau, čia rimtai ar jumoras? Tikrai taip, jinai paskambino gydytojai prie manęs ir sako, tai kaip man tuos kelius toliau gydyti, nes labai skauda. Tai sako, aš jums ir sakiau, šito 2 stiklinės vandens ir po pietų. Taip, diplomuotas medikas, taip dabar šiuo metu turbūt yra populiaru tai gydyti. Ir aš moteriškai aiškinu, pirmas dalykas, kiek vartoju probiotikų, nes kadangi probiotikai gerosios bakterijos reikalingos kiekvienam žmogui, ne tik dėl žarnyno veiklos, bet ir klubo sąnarių ir kraujotakos.
Antras dalykas, ką tepat iš tepalų ir gerti iš papildomų vaistų. Nu nieko, dikių daktarė pasakė vanduo. Žinokit, sakiau dabar taip, guli ir apštiesi ant stalo, kiek turi jėgos sukandus pirštais ir kas, bet užlipi, sakau, ir aš tave šviesiu. Ir jis sakė, nu ką čia fenas, nu šiluma, aš jai parodžiu, žinot, kaip stovi žmogus, ką tai daro. Žinokit, kelią prašviečiau, galima sakyti, apie gerai 30 minučių. Nuo čiurnos iki kelio ir klubo, aukštyn žemyn, daviau atsigerti šviesto terapinio vandens, vėl visą stuburą prašviečiau, visą kūną ir vėl visą tą kairės kojos kelią. Man rytojus iš šito skambutis. Ką tu man padarei, vaikeli, ką tu man padarei? Tas žodis, suprantat, visokių darė minčių. Jau galvoju, reikia žieduoti su ją, jau gausiu, kai sakė, negatyvų. Ir vėl, ką tu man padarei? Tas kas atsitiko? Skauda ar ką. Sako, žinok, jau kambarį vaikštau. Sako, jau kojos neskauda, jau man lengviau. Sako, taip naktį tualetą valė, kai sakiau. Tai sako, aš sako, turbūt Mižnių karalienė tapau bliūdą, atsinešiau, kad nebėgiot, nes, žinot, kai lauko tualetas pas žmonės kaime yra kitokie dalykai. Tai vat moteriškė tiesiai šviesiai pasakė, kad atsikėlus 8 ryto, ten sūnus jo kalvė miršt, sako, aš jau nuėjau paskiau pasižiūrėti, sūnus, kadangi, sakyta, buvo mama saugot, niekur neini, kibirų netampai. Tai paskambino jinai dar ir šiandien, tai skaitykit, mes tai padarėm trečiadienį, tą prašvietimą, jau sakė, trečiadienį iš ryto pasistato pati, kad pirmoje eilėje visą kūną prašviesti. Ir paklausė, kas čia per dofenas, plaukų džiovintuvas, kaip įsigyti. Žinoma, į akciją šiuo metu netelpa, dar turim parą laiko tai įsigyti. Sakau, nu ką darysit? Žiūrėsit, kaip bus. Jeigu kas ko atvažiuosim pas jumis Sesnavą, pravesim seminarą ir jūsų rato žmonėm paaiškinsim, kas taip yra. Nes tikrai, jeigu yra galimybė, aš važiuoju, nes reikia žmonėm paaiškinti, kaip sakyti, parodyti tą vadinamą burtų lazdelę, ką jisai daro. Šiandien vakare iš čia važiuojant moteriškė skambina ir sako, kaip tą vandenį man dabar atsivežti, kad prašvies tą vandenį. Sakau, kai nusipirksit, galėsit visam kaimui iš šulinių nešti vandenį ir šviesti. O man sako, o šulinį galima pamiršti. Nu, teisingai galvoju. Žinau, žmogus ūkiškai. Tai sakau, jeigu būtų galima, tai mes šviestume vamzdį, vandentikį ir leistume vandenį. Bet taip nėra. Vanduo turi būti tik tai stikliniam inde, stiklinio arba geros kokybės keramika, porcelianas arba molis. Vandenį šviečiam 1 litrą 2 minutės, jeigu 3 litrai yra, tai šviečiam apie 6 minutės. Vandenį šviesti galima pasiimti Teresės dėka žmogų, kėdė sėdi, apačioje laikai švieti vandenį, arba kai mes turim stovą, šviečiam kitai. Tai yra biotrono stovas. Mane klausė, kur galima įsigyti tokių stovų. Dabar Lidle, mačiau, yra 28 eurai kainuoja panašus stovas, dviratį norėjimo kabinti. Yra, dabar Lidle, net nuotraukos sudės, jį galima ten primontuoti prie to, tik sužemti tą kojelę, nu ne dviratį, o paprasčiausiai dėti šitą patą. Nu, jūs nereikia laikyti rankos. Taip, nes rankos vis dėlto paskausta. Duosiu tokį patarimą pas žmonės, kurie turi šitą aparatą ateina. Kaimynai, broliai, sesės, padavažiuoti šviesius. Taip, pirmą kartą parodyk, nu jau antrą. Trečią kartą aparatas kainuoja, tavo laikas kainuoja, tavo elektra ir vanduo taip pat. Nes žmonės, žinot, nežinau, gal visam pasauliu, gal Lietuvoje yra tam tikra rūšis piktnaudžiavimo. Jis atsineš vieną saldainį, bet tu valandą laiko su juo dirbk. Nu tai žinot, sorry, aš galiu vieną, kitą kartą, bet neištisai, nes kadangi ir aš turiu žmonių pas ką važiuoti, pas ką sutikti informaciją ir jom pagelbėti. Tai va, trumpas toks, kai sakant, trumpa ekskursija. Dabar paaiškinsiu dar tokį dalyką. Čia aš sužinojau per vieną Seimo psichologą, kurį mes švietėm, nenorėjo. Jis atlieka ne tik švietimo terapiją, bet ir vadinamą išvalo blogasias dvasias, energijas ir vis kitą. Atrodo juokinga. Tai nėra juokinga. Bus tokių žmonių, kur nenorės paimti nei bukleto, nei aparato. Žinokit, yra toks dalykas. Pasisėdi čia bildukas, kuris žino jo informaciją ir nenori, kad būtų išdeginti. Labai paprasta, užtenka žmogui va šitai pelėstumą pravėsti ir tai yra nemelas. Mes puikiai žinom puikiai, kad daro kunigai egzortą, taip? Valo sielas ir dvasias. Mes visi šitą dalyką turim, išpažįstam kiekvieną tikėjimą, koks jis bebūtų, ir kiekvieną savo maldą.
įsigyja šitą aparatą ir pareinat namo ir nori prašvietėt visas sienas, lubas, grindis, stalę, pagalbus, rūbus. Ta susikaupusi energetika per daug metų, kuri būna, kai sako, kitiem nesiseka sveikata. Sako, aš daiktų bijau išmesti, bijau jų atsisakyti, bet man juos reikia paprasčiausia prašviesti. Ką jisai daro? Jisai pakeičia vibracijų dažnį netirumą. Dabar paskutinė atėjo tokia tendencija, labai serga žmonės. Visi sako, chemtraileriai skraido pripuškai, taip yra dalis tiesos. Netikėtai teko kalbėti su vienu žmogum, pirty prie alaus prasitarė. Bus veiki tie, kurie turi savo nuosavus šulinius ir artėjusius grąžčius. Aš klausiu, kodėl. Sako, aš tau atsakiau tavo klausimus. Sveiki žmonės tie, kurie turi savo šulinius ir artėjusius grąžčius. Jis dar sakyt pakartojo. Sakau, tai tu nori pasakyti, kad per vandenį yra tam tikram. Sako, tu į savo klausimą atsakei. Užtat šito aparato, kai mes šviečiam vandenį, pakeičia vibracijos visą kitą informaciją. Ta, kuri buvo, jie pakeičia kitokią informaciją. Terahertzų bangų informacija. Terahertzų bangos, pasirodo, jos buvo senai, net Egipto laikais. Jie nešiodavo mėlyną kristalą, dėdavo prie saulės, spindulį nukreipdavo ant skaudamos vietos. Tai buvo faraonų gydymas. Arba turtingų žmonių nuo viduramžių iki šių dienų. Užtat pirmas atradimas, polarizuota mėlynoji šviesa, buvo biotronas. Šveicarų kompanijos, turbūt daugumas turit, matėte poliklinikose, ligoninėse, biotronų šviečia uždegimo vietos. Ateis tokia diena, kai šitie aparatai bus pas kiekvieną mediką. Jisai bijos prarasti savo klientą, kad nenueitų pas tą, kuris turi nuspėti. Jisai geriau pasigulys jį ir savo kabinete šviestam žmogui. Bet aišku, jeigu suteiks informaciją, darys arba marketingą, arba mes žmogui pratars, rekomenduos įsigyti šitą aparatą. Aš dabar pakrausiu vandenį, padėsiu tenai, įsipilsite ir paragausit, kuom skiriasi vanduo. Vandens skonį žinote visi. Koks yra vanduo? Kauno tikrai yra geras vanduo. Amerika, man tokia mama Rūta yra 86 metų, 20 vaikų mama, pamokino. Gintaras. Laisvas gintaras, kuris prižengtas Baltijos jūrai. Paplautas įdėtas. Kodėl reikia vandenį, net ir namuose gali žmonės užpilti eilinį vandenį gintaro. Vanduo ardo gintarą ir išskiria gintaro rūgštį, kuri reikalinga mums hialurono gamybai, sąnariams, kraujagyslių elastingumui ir taip pat smegenų mitybai. Nes visi einame rusiškus pablus, perkame gintaro rūgštį tokias mažytės tabletytės iš Kaliningrado veža. Tai mes šitą dalyką galim pasidaryti patys. Aš dabar pusantros minutės paleidžiu. Ir paaiškinau. Aš per tą laiką papadėsiu. Aš galiu garsiai biškį pašnekėti. Dabar, kol čia kraunasi, aš garsiau kalbu, tai man atrodo girdėsit visi. Vitalis pasakojo apie šitą raudoną klasik aparatėlį. Čia ne tik tais vien tas klasik aparatėlis yra būtent pūtimo tos lazdelės yra klasik, premium ir pro. Reiškia, jų yra skirtingi galingumai, aišku, nuo galingumų priklauso ir kaina. Reiškia, šitą, apie kurį kalbėjo Vitalis, apie klasik, kainuoja 500 eurų, reiškia, premium kainuoja 1500, o pro kainuoja 5000. Dabar pasakysiu, kodėl, reiškia, tai kaina jų skiriasi. Reiškia, kiekvienam aparate yra skirtingas kiekis kristalų. Reiškia, nuo kristalų priklauso vibracijos, tas, kurias leidžia šitas aparatas. Reiškia, kuo didesnis kristalų kiekis, tuo stipresnis spindulys. Reiškia, kada jūs šviečiat su silpnesniu yra vienas, reiškia,
stipresniu, jūs jau gaunat, reiškia, rezultatas geresnį per trumpą laiką. Reiškia, su tuo raudonu reikėtų ilgiau dirbti, ilgiau daryti tą procedūrą, kad pagauti tą, reiškia, tą norimą. Jo. Reiškia, čia kaip ir raudonas šitas skaitosi kaip ir šeimos aparatas. Dabar dar koks jų yra skirtumas. Šitas aparatas neturi aušinimo sistemos. Jis yra, reiškia, taip, valandą laiko padirbot, o jeigu pastebėjot, kad labai stipriai įkaito, tai duot biškį jam reikia pailsėti. Jis turi atšalti ir tada tik tai vėl gali dirbti. Jis yra be aušinimo sistemos. Pro aparatas gali dirbti 3 valandas be sustojimo. Jis jau turi aušinimo sistemą šiokią tokią. Aišku, jau tas, kuri yra 5000, tai yra jau, jį, aišku, gali individualiai žmogus, jeigu savo gali leisti, žinoma, labai gerai įsigyti. Bet daugiausia jį įsigyja klinikos, nu, žinot, patys suprantat, šitoks aparatas, jis turi uždirbti pinigus jau. Jau jis kaip ir šeimai, jisai yra tik, jisai brangus. Jeigu žmogus gali sau leisti, neskaičiuojam atėjusių čia pinigų, tai kiekvieno pasirinkimo laisvė, kaip kokį įsigyti. Bet vienu žodžiu, teko Varšuvoje išbandyti, reiškia, šitus raudonus mes jau turim, o to, reiškia, Pro ir Premium turėjom progą išbandyti stiprumą. Žinokit, kaip diena ir naktis, aišku, skiriasi. Ir dar kas yra, jų yra ne tik aušinimo sistema, bet, reiškia, čia yra pozicijos 3 ant raudono. Lėta, šilta, greita šilta ir greita karšta. Ant Premium yra, reiškia, yra ir šalta pozicija. O ant to, jau to, kur 5000, tai ten ir šalta lėta, ir šalta greita, ir vienu žodžiu tų pozicijų 6 yra net. Tai automatiškai, suprantam patys, kad į kainą viskas įeina. Dar plius, dar ne viskas, dar yra, reiškia, yra vonelė. Kojų vonelė, čia terabangos. Reiškia, yra žmonės, kurie, kaip dabar pasakyti, mes turėjom labai rezultatą gerą čia. Varšuvoje, kai buvom, pirmą kartą, kai buvom, tai buvo Liepos pabaigoje, buvo atvažiavus iš Slovakijos moteris, kuri atvažiavo su tuo elektriniu tokiu, tuo motocikliuku ir, reiškia, patyrus stuburo insultą prieš 3 metus. Tai jinai, reiškia, buvo jau įsigijus šitą klasikinį aparatą, šitą raudoną, ir juo švietėsi vandenį gėrė ir naudojo, tiesiog prasišviesdavo, ir jinai po to, reiškia, kadangi labai kūnas tampa toks miklus, lengvas toksai, kaip sako, pasiduoda visam tam judesiui, tai jinai būdavo labai sportuodavo. Šiaip jinai šokių mokytoja buvusi baleto ir dabar jinai nenuleidžia rankų ir jinai ten, žinot, ir tų invalidų sąjungai priklauso ir varžybose visokiose dalyvauja. Ir jinai tikrai labai labai dirba su savimi. Bet sako, kol aš neturėjau šito aparato, aš nemačiau rezultatų. Aš galėjau dirbti, galėjau daryti, man nebuvo jokio to, kaip sakyti, poslinkio. Kada jinai nusipirko tą aparatą, jau jinai, žinokit, tada atvažiavusi į tą Varšuvą, jau jinai atsistojus, jau galėjo pastovėti. Bet per tas 3 dienas, kol mes ten buvom, jinai turėjo galimybę pasėdėti šitam aparate. Čia yra, reiškia, dienos norma 30 minučių ir yra ten temperatūra nusistato ir, žinokit, jeigu 30 laipsnių nustatai, tai jau labai karšta būna. Tai va. Bet jau jinai, nežinau, kiek ten statėsi, jinai sako, aš per tas 3 dienas, žinokit, patikėkit, manim žmonės verkė. Jinai atsistojo ir perėjo per salę. Tai nuo 3 kartų pasėdėjus šitam aparate. Ir jinai jau po to nusipirko tą aparatą
Ir dabar, kai mes buvom Varšuvoje, skaitykit, 1,5 mėnesio buvo praėję, jinai vaikšto. Va. Tai yra tikri rezultatai. Ką norėti, žiūrėkit mūsų Vitalis. Gegužės 18 turėjo pilną insultą. Žmogus pilnas paralyžius buvo. Ar jūs dabar galit pasakyti po šitiek mėnesių? Nereikia jokių kitų. Nereikia jokių čia, va, kaip sakau, nereikia Malaizijos rezultatų, nereikia kitų. Mes turim savus rezultatus. Va. Aišku, reiškia, aš pati turėjau birželio 13 lūžo mano pėdikaulis. Tai, biški panešiojau langetę, bet labai nedaug. Va, panešiojau biški langetę ir žinokit, nuo pirmos dienos šviečiausi. Nors ten rašo kompanija, kad negalima šviestis. Tai man pirmą parą, tai žinot, kaip lūžis, kaip skauda, gal jeigu kas turėjo, tai žinot, kaip skauda lūžį. Tai va, tai pirmą parą, pirmą naktį nelabai miegojau ir dar taip va kitą dieną dar. O paskui, žinokit, jau sekančią naktį jau aš miegojau ramiai. Man visiškai nebeskaudėjo ir nuo to karto, bet aš jau šviesdavausi ryte, vakare ir dar per dieną vis prisėdus, vis tą pėdą. Iš pado pusės ir taip iš, vienu žodžiu, ir kai šviečiau tą vietą, būtent tą vietą labai karšta buvo. Ką pasakė tas daktaras, kai mes buvom Varšuvoje? Reiškia, karšta tik tai tose vietose, kur yra ląstelės pažeistos. Reiškia, ląstelių, jeigu yra pažeidimas, tai toj vietoj karšta. Tai žinokit, iš tikrųjų, turėjau klientę, kuri atėjo daug apgamiukų, tų žinotų, tokių rudų, bet daug pas ją teko, papilomų tų. Nu ir aš jai sakau, klausyk, davai pabandom. Nu ir žinokit, tai jinai sako, žinok, kaip adatom bado, būtent tas karpytės. Va. Tai kaip kompanija sako, kad reikėtų patepti kokoso aliejų su arbatmedžiu sumaišyti ir reiškia ir tas karpytes patepti ir tokiu būdu šviečiant jos nukrenta. Va. Tai kadangi ta moteris buvo pas mane tik vieną kartą, tai negaliu dar pasakyti, nes vis viena, kaip žinot, tai ne tabletė, tu negali vieną kartą padaręs ir viskas, tu turi dirbti. Čia reikia dirbti. Ir net jeigu jau būna taip, kad tokia situacija, sakykime, man viskas labai gerai. Jūs neturit pamiršti, kad jums buvo blogai. Jūs turit atsiminti, kad jūs turit pastoviai panaudoti. Kad jūs vandenuką turit pastoviai gerti. Ir prasišviesti vis laiks nuo laiko prasišviesti. Paros bėgiai, atsiprašau, paklausiu, kiek galima jų išgerti? Gerti vandenį, tai nors ir kibirą gerkit. Jeigu jums norisi to, tikrai. Pagal svorį. Priklauso kiek tavo. Šiaip reikėtų 2 litrus išgerti. Kilogramų tai paskaičiu. 100 kilogramų apie 3 litrus, bet 3 litrų nereikia, užtenka. Nu, jeigu žmogui norisi daugiau, jis gali ir daugiau išgerti. Pirmom dienom galiu pasakyti, kurie šviečia šitą vandenį, tai žinau, kad galiu pasakyti 3-4 litrus išgeria per savaitę žmogus lygiai. O paskiau užtenka ir 1,5 litrų, nes ląstelė pasimaitina. Jau gauna kitokį varmą, kitokią terpę ir suprantat, jau ląstelė kitaip jau priima tą vandenį. Kaip jums vandens skonis? Čia nieko daugiau neįdėta, tik tai gintarai tas vanduo. O vanduo Suminkštėja, tai tiesiog atrodo, žinokit, buvau dabar tik, bet dar galiu Vitalį. Buvau Anglijoje pas dukrą dabar. 10 dienų prabuvau, tai žinot, toks, kaip sakyti, aš padovanojau jai tą aparatą, kadangi jinai turi reumatoidinį artritą, tai jai čia būtinas šitas aparatas, tiesiog būtinai būtinas, kaip sako, pagerinti jo situaciją ir kada šalti orai labai suaktyvėja šitą ligą. Tai žinokit, tol kol aš atvažiavau, tai sakau, nu kaip šviečiatės, prasišvietėm čia vieną kartą visi, vienu žodžiu, visa šeima. Ir sakau, vandenį ar šviečiat, tai kai turim laiko, tai atsišviečiam. Nu, kadangi jau močiutė buvo vietoj, tai žinot, paėmiau ir aš kiekvieną dieną ir į kavos aparatą, ir visą namuose prišviečiau, kad pilnai visi gertų tą vandenį. Nu ir dabar grįžau jau iš Anglijos ir po 2 dienų dukra man rašo į Messengerį, sako, mama, tu žinai, aš visai negaliu to angliškų vandens gerti.
Sako, žinok, graužia visą gerklę. Tai, o jinai tą vandenį, jinai pildavo į britą tokią, turi didelę nusipirkus, per tą filtrą jau pervaro, jau ne iš krano geria, bet per tą, reiškia, jau jai buvo visada gerai. O kai pabandė šitą vandenį gerti, sako, žinok, aš visai jau negaliu gerti. Tai va, išsivalo tas vanduo ir jeigu paskui pamatysit, kas jau turit, tai pastebėjo, taip apsineša kraštai indų, kuriem švieti. Jis tiesiog tokį matyt kaip valo, tai tos nuosėdos kažkaip iš tų kraštų lieka. Tokios ne kaip drumzlės, taip, kaip būtų, žinot, kaip ilgai neplautas indas, va toks numucintas toks. O čia jeigu pabralius, tai yra tokios kalkės. Toks kaip limpantis lyg toks kažkoks. Tai įsivaizduokit, kas tam vandenį yra. Duodam Irenai pasisakyti, kol galim, paskiau tau leisim. Aha, gerai. Eik, Irena, sakė, labai noriu pašnekėti. Tai aišku. Savo rezultatus, sakyti. Tai va, esu Irena. Žodžiu, prieš, nežinau, gal kokie metai gal, tiesiog pradėjo stinkt plaukai. Vežu, sako, kiek plaukai turi iškristi, nuo 50 iki 100 per dieną maždaug. Natūraliai. Ir žinau, kad pas mane tai būdavo šukuoju pilnos šukos, va tiesiog imus sauja. Galvoju, viešpatie, taip tų plaukų nedaug, kas iš jų liksiu plika. Nu ir žinokit, va šito aparato pagalba. Įsidžiovinau plaukus vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, turėdama laiko pasišviečiau, vakarą eidama miegoti pasišviečiau. Tačiau tiesiog truko gal keletą tiesiog dienų, sakyčiau, pilnai 2 dienų, jeigu taip jau sakos. Tai žinokit, dabar normaliai šukuoju plaukus, iškrenta gal kokie 5 ar 10 plaukų. Ir aš tokia laiminga, žinokit, kad nelikau visai plika. O kiek krisdavo anksčiau plaukų? Tai aš jums ir sakau, būdavo šukos pilnos, va taip imu nušukų saują. Ir pavyzdžiui, šukuoju ir jaučiu, jeigu pavyzdžiui būnu kitą kartą po dušo ir nuoga, ne, tai aš jaučiu, kaip krenta plaukai man ant nugaros. Ir kiekvienu kartu, žinokit, baimėjimą. Baimėjimą, tiesiog baimėjimą. Sako, aš visai nupliksiu, sako. Nu, iš tikrųjų, vyras sako, siurbliuoju viešpatie šventas pas vieni plaukai. Siurbliai. Va matot kaip. Tai tikrai šitą galiu 100%. Takam va plauka, aplamai viskam. Viskam. Skauda gerklę. Irena, gali papasakot apie kraujo spaudimą, kaip tu buvo, kaip tu sakei? Ai, galiu, žinoma, ką galiu. Aha, dar vienas teisingai, kraujo spaudimas. Mano spaudimas toks būdavo, nesu aukšto kraujo spaudžio, niekada nebuvo tokio drastiško labai, normaliai tai būdavo, žinot, jeigu dirbi, ten susinervuoji, koks stresas, būdavo pakyla iki kokio 150, tai čia būdavo retas atvejis. Šiaip toks būdavo 120, 130, 78, toks va toks. Pulsas buvo pas mane visą laiką 80-85. Kaip po šito aparato, žinokit, aš praktiškai vaistų nebegeriu nuo spaudimo, patikėkit. Liko visos tabletės. Nežinau, dar nieko daktarė nesakiau, gal jinai dar šitą gal ir nežino, aš nežinau, bet žinokit, aš negeriu vaistų nuo spaudimo. Ir tai sakys, gerkit. Tai jie viskas sako, kaip ir nuo cholesterolio, gerkit. Jo, tai žinokit, aš negeriu vaistų. Sureguliavo tiesiog man spaudimą. Tai jį vėl pliusas. Tai va. Tikrai žinokit, verta. Jūs tai rašykit visus pliusus. Klubas. Jo, teisingai, va. Tai jau, aš nesave jau savo. Aš jau žinau, geriau. Pasveikai jau nebeskauda. Jau neskauda, tai ko man čia dabar. Teisingai klubą labai skaudėjo. Va, šitą klubą iš tikrųjų. Tiesiog kitą kartą atsistoti negali, eini, pradeda skaudėti, turi palaukti. Lipu laiptais, turiu, žinokit, užsifiksuoja man kartais, aš negaliu paeiti. Pastoviu. Kai pradėjau naudoti šitą aparatą, žinokit, nebeskauda man, nebeskauda. Ir aš galvoju, viešpatie, čia taip visą laiką bus. Bet tai žinot, kaip sako, kada žmogui būna jau pradeda gerėti, tai toks paima azartas, kad tą aparatą, žinokit, kiekvieną dieną laikė rankoj mažiausiai po valandą. Aišku, reikia pailsėti jam ir šiaip per dieną reikia tik tai kažkaip porą valandų, ar ne? Iki 10 minučių. Iki 10, tai va. 40. Ir vandenį, šitą vandenį reikia gerti ir pamatysit, būsim mes
jaunesni ir sveikesni visi. Dar ką pasakė Verena dėl vandens, galiu pasakyti, apsiplaukit ir ten veidą šviestų vandeniu, jūs pamatysit kitokią odą. Ir įsilašykit į akis. Taip. Pamatysit, kokios viskas skaidrios yra, akys baigėm? bus. Ačiū. Taip. Nu taip, ir kaip šitą vandenį, pavyzdžiui, prieš darant su šito aparatu, apsiprauskit save, apsitaškykit to vandeniu. Šitų jau vis išfiltruotų. Tai dar didesnis efektas gausis negu kad... Čia gaunasi kaip tonikas prieš kremą. Visiškas panašaus. Apie plaukus tu pasakyti ir apie Fredį, ne? Taip, kol kas viskas, kai bus daugiau rezultatų, pasakysiu. Gerai, leis toliau. Mes kalbam tikrus faktus, mes neišgalvojam, žinokit. Tai ką dar noriu pasakyti, kad, kaip jūs ten sakėt, ant šunio išbandė. O tai žinot, kaip mes mylim tuos savo mažiukus. Va. Aš turiu tokį našlaitį priglaudus, jau dabar 5 metai aš jį turiu, mopsų veislės patinėlį. Tai, žinot, jo šeimininkas labai amžinatelis rūkė stipriai. Tai mano šuniukas labai kosti, iš tikrųjų, žinokit, jeigu tik tai biškikas, jeigu per balutę perlipa, tai toj pat kosti. Kosti čiaudo, tai aš jį prasišviečiu, žinokit, prasišviečiu, tai žinokit, pagalvokit, 7 metus rūkė. Toks gyvulėlis. Dabar jam yra 13 metai. 13 metai. Ką noriu pasakyti, kad jau jam buvo prasidėję labai stipriai sąnariukai skaudėti. Taip priekinę kojytę statė, taip į šoniuką, taip užpakalinė jau nebegali priminti. Tai vienu žodžiu, laiptais jau nebelaipiauju, jau laiptais nešioju, išneždavom į lauką, jau būdavo kitas kantrių kojyčių nepasisioja. Jau visi sakom, aš tik tai sakau, Freduk, tu nemirk žiemą, nes kur aš tave palaidosiu, įšalo žemė visur. Jo. Nu ir žinokit, Vitalio dėka pradžioj dar aš neturėjau, bet būdavo Vitalis atvažiuoja jį, prašviečia. Žinokit, sėdi patenkintas, kaip jam tinka ta šiluma tenais baisiausia. Nu ir dabar aš jau jį kiekvieną dieną, žinokit, prasišviečiu. Mano Fredis ne tik tai lipa laiptais, bet jis bėgioja. Ir visi, kas pamato, koks Fredis, sako, linksmas, koks guvus. Tai vienu žodžiu, gyvuliukai, veterinarijas, čia veterinarijom, tai čia yra, žinokit, didelė pagalba. Taip, jeigu, sakykime, ar katytis, ar šuniukai, ar bet koks gyvūnėlis, vienu žodžiu, tai yra įrankis bet kuriam gyvam organizmui. Pagerinti tą būseną, tą sveikatą. Apie plaukus ir savo kitus paprastus. Kai da buvom Varšuvoje, sutikom vieną, ten atvažiuoja daug žmonių ir iš vakaro visi suėjom ten, žinot, pavakaroti. Ir viena Norvegija man sako, kaip tu ilgai jau turi, sakau, aš tai dar labai nesenai, dar čia tik tai naujas žmogus, dar aš nelabai ką žinau. O jinai sako, o aš tai sako, vasario mėnesį įsigijau. Tai va Liepos mėnesį, taip jinai kalbėjo. Jinai sako, tai paėmė pakėlė, taip plaukus, sako, pažiūrėk. Tai kaip kirpčiukai būtų, žinot, nukirpta, kokiu 1,5–2 centimetrų tokie. Bet taip kaip, sako, pasižiūrėk, sako, aš, sako, džiovinuosi su juo. Visą laiką. Išsipaunu galvą ir su juo džiovinuosi su tuo fenu. Su šituo aparatu. Ir žinokit, jinai grinai suaktyvino svogūnėlį, atsistatė drėgmės balansas, svogūnėlį sustiprėjo ir padėjo atauginėti plaukai. Tai va, plikiams. O gal atauga nežilė? Faktiškai taip, kaip sako, turėtų tai būti. Taip, kaip sako kompanija, nes ten, kaip mes buvom, ten, žinau, daug tų pavyzdžių rodė, tai iš tikrųjų taip ir rodė, kad atauga nežili plaukai. Reiškia, tas balansas, tas, kad kas yra sutrikę žmogaus organizme, atsistato viskas. Kadangi išsivalo kūnas visas, įsivaizduokit, taigi tos vibracijos, jos išvibruoja žmogaus kūno ląsteles taip, kad jos išstumia visą brudą iš mūsų kūno. Kodėl ir nerekomenduoja daugiau 2 valandų šviesti per parą, per dieną? Dėl to, kad per daug nesuaktyvinti, nes veikia labai tikrai efektyviai ir labai stipriai. Kad žmonėm nesuaktyvintų, kad nesuaštrėtų tas
tas, skaitykit, tas pasišalinimas, pradės kimštis kažkur tai kažkas tai, pradės suaktyvės ar kažkas skausmai kažkokie atsiras, žmogus tuoj pat į paniką puls. Tai tiesiog, kaip sakyti, ir naudokim kaip su protu. Pirmiausia, silpnas jeigu žmogus labai, va kas buvo su Vitaliu, ką mes darėm. Taigi, kai ištiko insultas, mes jam nešėm tik tais vandenuką. Po 2 litrus, po 2 litrus, po 2-3 litrus į dieną nešdavom, kad jisai gėrė 5 paras. 5 parą jau paėmėm, atsinešėm tyliai į tašę, atsinešiau į klinikas aparatą ir pradėjom šviesti. Tai mūsų Vitalis iš gulinčio žmogaus tą patį vakarą atsistojo ir nuėjo su tuo aparatėliu, tokiu nuėjo į tualetą žmogus. Pirmą kartą, 5 paroj po insulto. Va. Kada jau kitą dieną be tos važiuoklės, jau be vaikštynės nuėjo. O ką gydytojai sakė? Kas Jie, žinokit, nieko, jie tik žiūrėjo. Žiūrėjau, ką daro, kad dulkės nuvalo. Bet suprantat, buvo žmonių palatoj, kurie guli, mes prašvietėm ir juos, viena buvo žandikaulis nuo insultų, iš vis atsikabinės, jis atsistatė truputį, o kitam vaikino buvo kalba dingus, nuo insultų, balso stygos užsiklijavę. Tai jam jau po biškį įdomiau pradėjau šnekėti, nes kadangi mes viršų švietėm. Ir su tuo aparatu po truputį, kaip ir reabilitacijų, ten ir daktarai turėjo tą aparatą, šviečia, Irena buvo matė, reabilitacijų ir buvo žmonių vežimėlį, kurie gulė šalia palatoj, pas mane ateidavo, aš jiem padėdavau jau atsikelt, kai kurie žmonės iš reabilitacijos jau nusipirko patys savo, o vakare po vakarinės būdavo visi su teletaku stovi vandens. Tas, kad vandens yra ir čia tualetės, kai kam visus laikais vandenį stovi, tai būdavo 2 valandas po viskam dar stovi, da jie apšviečiu vandenį, nes visi neždavosi gerti. Vitalis po insulto pats sunkiausias ligonis palatoje, jisai pradėjo visiems suteikti pagalbą. Aš sakau, galvoju, 3 litrus nunešė tų 3 litrų. Mažai. Ne Kašpirovskis, mes nemaišom. Aš kai įsigėjau aparatą kovo mėnesį, aš visiems propagavau, pats dariau masažus, kosmetiką, aiškinau. Gegužės mėnesį aš tapau to aparato pacientų, pats tapau, kaip sakant, jau ant savo kūno viską išnaudoju. Ir dabar galiu pasakyti, teikti, pagal mano ligos istoriją kiti pasiskaito, pasižiūri, kokios buvo išvados, tikrai jisai pagerina kraujotaką, sąnarių judėjimą patį. Būna taip, pašalių rezultatų yra skauda, visą kitą, riečia stuburą, bet jau ne taip, aš ne vežimėlį, nelovai, suprantate, tai yra mano didelis pasiekimas, kad aš galiu apsitarnauti pats ir kitiems padėti. Ne iš koją užmetat, pažiūrėkit, kaip eini mieste ištisai, tai ranką neša pakabinta, tai koją užmeta. Taigi matosi, tai jau nepaslėpsi tokio dalyko, kam yra tokios bėdos buvę. Pas Vitalį nieko nepasakysi. Pas jį biškį ranką čiučiu dar, bet jau jisai, bet jau va, jau. Nu, pirmai nieko, dabar jau galiu jau kai ką sukabinti. Kai sako, jau turiu jėgą tik pirštų jautrumus. Jau pačiupinėj gali. Nu, kai ką taip. Bent jau moterį. Gerai, Marytė, pasakyk savo rezultatus. Čia žmonėms reikia, ne aš kalbu, čia už jūs kalbu. Paskui tai dar Vitalis jums papasakos apie šitą aparatėlį. Deguonies aparatėlį. Bet Vitalis čia, tegul jisai daugiau žino, jisai turi, jisai pasakys, aš jau dar neturiu. Nors labai noriu. Ir Marytė turi jo. Jo, nu ką aš galiu pasakyti, aš tai tiesiog man jau labai reikėjo, vieną kartą peršvietė, tai labai daug energijos gavau, kad nesinorėjau miegoti, svarbiausiai skaudėjo kelį. Ir lipu laiptais, ji man visada skaudėdavo. Po to švietimo 3 dienas aš to kelio nejaučiau. Nu, galvojau, gal šiaip praėjau. Paskui vėl pradėjau biškį jį skaudėti, taip nuėjau pas Teresę, sakau, ten buvo kažkaip ne Vitalio palikta. Jo, sakau, tu man prašviesk, nešdavosi po 2-3 litrinius stiklainius vandens. Prisišviesdavau namuose ir gerdavau, kol neturėjau. Nu ir žinokit, paskui dar nuvažiavau pas tokią, Kristinos mamą. Tai Kristinos mamai, tai iš vis ten buvo, sakė, labai daug problemų. Su stemple. Nu, žodžiu, buvo daug problemų, tai ta mama iš Amerikos atvežė jai dovanų. Dukra. Ir pasakė, nu mama, geri tą vandenį prasišvietus ir bent 5 minutės kiekvieną dieną, vat čia kažkur tai švieti.
čia jai kažkur tai labai skaudėdavo. Tarp šonkaulinių. Nu, sako, pasakė Pavyzdžiui. dukra, taip ir darau. Bet jinai guvi moteriškė, jinai kažkaip buvo nukritus autobuse, atseit pas ją pulsas mažas, dar kažkas. Tai paskui vat jau ir ta dukra buvo parašius, kad reiškiasi, reikėjo jai tą aparatuką statyti, Stimuliatorių. simuliatorių. Ir paskui jau dukra parašė, kad reiškiasi įsivaizduoja, mama čia kiekvieną dieną vis šviečia. Ir sako, nuvažiavo pas daktarus Kardiologus. ir, žodžiu, jau nebereikia. Nebereikia to aparatuko pas jūs. Sakė, viskas atsistatė, visi pulsai, visi tie kaip. Ir žodžiu, nereikia. Nu tai jau paskui, žinokit, aš jau turbūt po kokio mėnesio Vitalis dar ligoninėje gulėjo ir man reiktų aparato ir įsigijau. Tai aš irgi kiekvieną dieną, žinokit, vandenuką, kiekvieną dieną pereinu save, energijos tai turiu, O, nuotaika gera, nu ir kas dar. Tai va, kai pradėjo apie tos gyvūnus, tai Čia, nu, Katinas. čia energijos, tai aš nežinau, iš vis bomba turbūt. jo, čia žinokit, einu kojos neskauda. Nu, kad tu kojam žemės nesieki, tai už tai neskauda. Tai va, tai visi sako, kaip tu gerai atrodai. Nu, man jau 78. Kaip tu, va, tau nieko neskauda, reiškiasi, tau nieko neskauda, tu sveika ir man, va, broliai ir seserys tą patį O kaip pasako. anksčiau buvo? Tai Kaip? anksčiau kaip buvo? Jo, prieš tai mažiau buvo energijos. Nu, žinokit, ne, Visą laiką. aš turbūt jau Skaudėdavo. 25 metai nenaudoju jokių vaistų iš vaistinės. Vienas dalykas. Nu, jo. Nu, šiaip papildus biškį naudodavo. Tai va, žodžiu, aš katinus paskui pradėjau šviesti, vienas katinas leidžiasi. Jis pamatė, kad aš jau šviečiuosi, tai jis prie manęs prisiglaudžia. Ten tuo pačiu mažiausio. jaučia, kad gerai. O jam ten ausį išlapiuodavo. Vat iš ausų tokie įsiskirdavo. Ir žodžiu, vat po šito viso švietimo, aš žiūriu, kad pas jį dar biškį išlapiuoja, bet jau ne tiek daug. Ir žodžiu, ir to katino plaukai pasidarė kitokie. Tiesiog kailis, žinokit, pagerėjo. Tai va, tai čia mano tokie, nežinau, vieną kartą brolį prašviečiau, bet jisai, žinokit, buvo iš ryto pasmėlnas labai stipriai, po baliaus pribaliavojęs, bet jisai nepripažino jų labai. Ne, čia, oi, čia, žinai. Visi Tai, bet jis man viską leidosi, tai žinokit, to reikėjo už 3 valandų važiuoti jam. Nu ir iš ryto tai dar ten buvo, tų promilių pasitikrinau, tai paskui pamiegojo turbūt kokias 2 valandas, pavalgė, bet aš jį prašviečiau, tai jau taip 40 minučių visą. Ir žinokit, atsikėlė kaip agurkas ir promilių nei trupučio nebuvo ir tai taip, žinokit, man nepasakė, kad čia jau gerai. Bet kažkada va čia nuvažiavau dabar ir sako, labai susimušiau petį. Sako, tai tu gal atsivežėjai tą savo daktarą. Nu, sakau, kad nieko tu man nesakėjai. Tai, nu va, ale tai kas čia nuo vieno karto? Nu, sakau, aš būčiau palikus tau ir savaitai, ir 2, kol prisireiks. Kaip broliui jau. Nu, tai va, tai sakau, niekas tau neduos, bet. Tai va, ir žodžiu- pačios pasakymas buvo geras Facebook'e, aš jau kvėpuoju grynu oru. Nu, Jo, apie aparačiuką. Apie parašiuką. Jo, Jo, kad jis ką duoda aparačiukas, aš biškai filmuoju ir parodysiu kitaip. Jisai yra natūralus kristalas, čia įdėtas, kuris yra vibruojantis, natūralus čia įdėtas kristalas. Taip, o aš irgi va, turiu natūralus kristalas, jis yra kaip apsauga energetinė, bet per šitą va, anglies šepetuką išeina neigiami jonai. Žinot, tokį kvapą buvo rusų laikais, kaip televizorius įsijungė ir lempų toks kvapas. Tėvais lygiai taip pat. Man vienas žmogus, va, kaip kas pasakė, vienas žmogus sakė, aš kai gulėjau kažkada ligoninį, tai iš Šiaulių veždavo specialiai tokio oro, nu tais laikais tokio jonų padaryto, tai sako, iš gydyklos veždavo. Nu, anksčiau taip žmonės duodavo kvėpuoti ir specialūs aparatai. Tai čia yra sukurta. Jisai padarytas kaip yra kaukė. Nu, čia vėl sugrįšim prie COVID, kadangi visi nešiojo kaukės, šitą
tas aparatas 1,5 metro į viršų kyla ir aplinkui metrą apsaugo, ionizuoja orą. Ir mes kvėpuojam kaip gryną, kaip miško orą. Užtat jis yra Jonis Šelt. Ir jis yra kaip prestižas. Mums patiko su Terese seminarė Varšuvoje. Viena pasakė, ne lėktuvas iš Malaizijos skrido po visą pasaulį, o tamsiai jisai šviečia. Žinot, kaip prožektoriukas atrodo. Sako, visi klausia lėktuvo, kas čia yra? Sako, pasaulio numeris 1 mane aptarnauja pirmą. Suprantate, ir kiti, kad ne ką jis veikia, bet vien tik, kad būtų aptarnauti pirmi, sakė kontraktai. Nu, aišku, humoro forma, viską ir paaiškino. Ką jisai dar daro? Čia yra toksai garsas, cip, 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 cip. Jį, kas neturi su klausa sutrikę, reikia pridėti prie ausies. Tai pramuša ausų geldelės tą klausą vibracijas, čia yra dar specialios vibracijos, kraujotaka padelia ir tą garsą jau žmonės pradeda girdėti. Kodėl jis nešiojamas širdies ir plaučių perikardo srityje? Kadangi jis su vibracijom duoda tam tikrą signalą, į širdį teka kraujas, suprantat, tas kraujagysles paruošė tokiam būti takiom, kitokio primo. O kadangi žmonės kvėpuoja orą, čia yra trachėja ir bronchos, tai kadangi mes tą orą kvėpuojam, palengvina įsinešti tam geresniam orui į kūną. Man irgi po insulto buvo išrašyta deguonies aparatas tempti nuomotis, tai laimė man iš Amerikos padėjo įsigyti šitą aparačiuką, dabar ir mes į Europą įsigijom, jau yra, anksčiau dar nebuvo, tai aš jį dabar nešioju vietoj tos deguonies balionų balasto, jis pagerina. Miegant lovai, pavyzdžiui, naktį, jį pakabinti virš lovos ir kaip tai jau sukuria, šitie jonai krenta žemyn, valo į orą, suprantat, ir kitaip tu miegi. Ir labai rekomendavo seminarę, iš Meksikos buvo žmogus, mažiem vaikam naujagimiam. Kadangi jiem reikia grynesnio oro, jie nesenai pasaulį pamatė, sako, aplinka užteršta, tai virš lovos pakabinti šitą, kad naujagimiai miego metu nebūtų irzlus, nebūtų alergijos ir kvėpuotų gaivesnį, grynesnį orą. Ir kaip yra masažuotojai, bet irgi su Terese matėm, masažo metu kūną apipurškiam su purkštuku šviestų terapiniu vandeniu, uždedam Jonis Šeltą ant kūno ir kai šviečiam su aparatu, tie jonai pasiskirsto po visą kūną. Dabar masažuojant, tarkadaujant, tos jonus ant visų kūnų. Biškai pasisukti. O jeigu skauda nugarą, jeigu skauda nugarą, mes irgi aš pamatėm su Terese, ten buvo 2 daktarai, 2 chirurgai, vaikščio ant čia. Sakom, kodėl čia, ant nugaros? Kadangi yra sąstingis kaklo, kraujotakos sutrikimas ir būna čia dažniausiai yra, jie sako, šmorlio mazgai mažosios išvaržos, kadangi yra vibracijos, paduoda dar ionizuoto oro, kūnas tai kvėpuoja ir plaukai. Ir čia palengvina sąstingį. Pečių juostos viršaus palengvina sąstingį. Tai aš irgi paskui užsidėjau, rašiau, numeris 1, žinau, tą nešioti. Tai va, jis yra lengvas, jisai tarnauja iki 5 metų ir kainuoja tokia pat kaina, kaip ir aparatas. Jis nėra. Kaip klasikinis aparatas šitas raudonas. Tai va, aš dar vieną nepasakiau, kad reiškia, kaip mane Vitalis prašvietė su šito aparatu, kiekvieną rytą atsikeliu, ir kosulys toksai. Kol įsikosėjau, tai man jau susakydavau, kas čia tau darosi, nuo ko tu kosti? Tai žinokit, viskas, prašvietė vieną kartą ir man to kosulio daugiau aš jau neturėjau. O kodėl aš šitą užsinorėjau? Kadangi, žinokit, pas mane yra angina išoperuota ir aš labai greitai pagaunu tais visas kvėpavimo takų, tais ligas. Ir kaip aš jį pirmą kartą užsidėjau, išvažiavau į ekskursiją. Ir vakare man Vitalis klausė, o ten Plungėje po tą pavaikščiojimų muziejų Oginskių, Jėzus, aš vaikštau ir žinokit, jau galvoju, atsisėsiu ir užmigsiu. Tai Vitalis, aš grįžau, Vitalis klausė, kaip kelionė tau, kaip tu jautiesi? Sakau, visą dieną miegojau, miego norėjau. Tai lauke, jau kur einam, tai nieko kažkaip. Visą dieną, tai paskui ką Vitalis pasakė? Jis sakė, tu kaip visą dieną prabuvusi pušynė ir prisikvėpavusi gero oro. Tai va, bet aš to nežinojau. O dabar jau suprantate, kas jo, jis man čia per vėlai pasakė tokį dalyką, kad tai aš jau paskui. Ir dabar tai dar ką. Vat Vitalis sakė, kad jį čia kažkur užsidėti ir šviesti čia ant kojos. Tai kaip man čia viską kutena, čia tiesiog
Kai švieti. Jo, kaip šviečiu, tas tai ramukas. aš nežinau, kažkokios tai eina Uždaras, jo, nervų bangos kažkokios. Taip, Šitą taip, uždėdė ant kūno tos vietos. Jo, tiesiog uždėdė ant kūno ir, nu kas čia, va čia galit imti ir visi pažiūrėti. Tik tiek, Paklausyt kad ne- galit. Tik tiek, kad nebūtų sausas kūnas, visą laiką va su šviestu vandeniu pasidarom paukštuką, sudrėkinam. Dovanokit man, bet man selė varvėjo, kaip man jis patiko. Salė varvėjo. Aš Tai aš galvoju, važiavau- kodėl jūs tokia apsiseiliojus. Žinokit, važiavau į ekskursiją, tai 89 metų moteris sakė, aš labai pastebėjau jūsų šitą daikčiuką, o jis ten muziejų, tai visur žibėjo. Bet tai, kad jis, Tamsu buvo muziejus. nu jo, ten vietomis kur. Paklausykit, paklausykit, biškį prisidėjus prie ausies. Paklausykit. Nu va, pažiūrėk, Pažiūrėk. kaip pas Vitalį šviečia. Tai va, nu, savo pakel parodyk. Va, moteriškė ranką turi. Šiaurinė žvaigždė. Va, Taip, taip va iššviečia. Ir atrodo, va iš toli. Tai va tas va kristalas iššviečia. Va. Taip. Ir iš toli labai gerai matosi. Jis sako, naktį labai gerai biškai apšviečia teritoriją. Bet mano Ir man jį taip reikėjo įsigyti, jūs neįsivaizduojat. Ir aš dabar džiaugiuosi, einu. Paklausyti, kaip garsą leidžia. Čia reikia pačiai geriausiai pasiimti. Paimk savo rankom. Savo rankom. Tiksi. Tiksi? Tiksi ir labai kutena. Taip, taip, nes kadangi pramušinėja signalas, tada stiprėja karstas. Ir tada atrodo, kad ausų geldelė, suprantat, ta, kur yra būgnelis, ne, jis pradeda vibruoti, jis pradeda atsitadinėti. Nes mano viena moteriškė Klaipėdoj nusipirkus turi klausos aparatą. Tai jinai nusiema klausos aparatą, jinai atsigula ant šono, neaiškia šono ir ant pagalvės ant to užsideda. Sako, aš nešiau aparatą klausos 8 metai, jau dabar kartais sako, labai aiškiai girdžiu per klausos aparatą. Nes kaip pavyzdžiui, čia ne reklama, čia yra tikrai faktai. Užtat pas mane Facebook'e grupiai, kurie turim aparatus, įdėti tikrai bandymai, tikros procedūros įdėta, kaip šviečiam, nes mokinam žmonės, suprantat. Taip pat ir medikus ir daktarus mokinam, kad šitą technologiją po biškį ateina į mūsų mediciną kaip eilinį gyvenimą. Kas dar galit pasakyti naudo? Va, Audronė, pati pasakyk, kaip pirmą kartą pajutai, kaip buvo. Aparatas. Aš važiuodamas į šitą seminarą susinervau. Nukreipė? Ir man Jo, jūs prikišai prie ausies. išgėriau šito Reikia, ne vandenį. taip aš žinai. Taip, tvarkos. Tai Šitą vandenį geriant, žinokit, troškins. Nenustokit, jis troškins, jis tvarko skrandžio rūgštingumą. O kai jis tvarko skrandžio rūgštingumą, suprantat, kitaip virškinasi maistas ir visą. Bet prie vandens reikia gerti mikroelementus, cinką, magnį, gerasias bakterijas, nepamiršti ir kūdelį. Ne, tu tai gali, tu Reikia žinai. nepamiršti. Jau visas išklydo, nukretė tokiu, žinai. Plokščiai. pirmą dieną labai Audronė, jautėsi tas plokščiai dėk, nes va šitaip, va. tos lempos kvapas. Stipriai. Jo, tai- grinai O tas. tą va per tą va juodą anglies šepetuką pridėk prie vienos šnervės, suspausk ir įkvėpk ir pamatys koks oras. Kaip jūros? Nu, toksai įdomus toks. Įdomus. Net ir taip jisai jaučiasi. Vidai. Jisai va čia pasikrauna per šitą. Taip, ten jo telefono yra specialus pakrovėsis. Ir tas vat oras yra, suprantat, net rekomendavo kanadiečiai per seminarą, pas ką prasideda pati sloga, jis išviesiu su aparatus nusituri, pakvėpuoti to oro. Tada greičiau išeina visi virusai. Galite va pakvepinti per tą skylutę ir slėpiausiais, pamatysite, tikrai jisai toks tik eina toksai garsas. Bet žinokit, pasakau, man tai labai va tas kvėpavimas. Aš vien dėl to jį ir įsigijau, kadangi Ai, čia labai galit papasakoti? gerklė skauda. Deis, papasakoti. Gerai, mes toliau viską eisim toliau. Aš dar čia pasakysiu, Gerai, nu, pasakyk. dar aš, žinot, kadangi kalbėjom apie mano tą šuniuką, tai aš dar nepasakiau. Žinokit, beprotiškai mopsai šeriasi. Jau, žinokit, būna ir bliūduose, ir puoduose, ir visur, kur eini, tai kas ateina, tai visi išeina kailiniam kojinėm. Žinokit, nustojo šuo šertis. Kailis, iškrenta tų plaukiukų, bet jau ne tiek, kai būdavo tiesiog kuokštais krisdavo. Tai va, tai ką noriu. Ir dar noriu papasakoti apie savo petį. Kadangi aš dirbu, darau pedikiūrus, mano dirba dešinė pusė daugiausia, pusė įtempta.
Ir labai pradėjo, vienu tarpu labai pradėjo skaudėti petį, kas dabar čia visi, dabargi čia tiesiog sindromas peties pas visus. Ir žinokit, toks vaizdas, va taip ramybės būsenoje nieko. Bet vos tik va, ranką kilsteli, tai atrodo, kad čia toj vietoj iš tą raumenį. Reiškia, būna, kada įtempta raumo, jis neatsipalaiduoja, jisai galiausia sukietėja ir jisai pasidaro, kaip sakyti, kietas. Ir kitas iki gali va taip nuo tokio trumpo kilstelėjimo nutrūkti net raumuo iš nuo peties. Vitalis prašvietė kiek 4 ar 5 kartus, dabar tikrai nepasakysiu, bet žinokit, nustojo skaudėti. Tai dar vienas iš tokių. Čia ne panacėja ir ne reklama. Čia patys, ką išjautėm, tą kalbam. Tai čia stomatologam reikia. Čia visiems tas, kas dirba įtempta. Taip. Sporto treneriai, dabar užsisakė turizmo sporto treneriai, kurie turi, nes mes ant vieno trenerio Alytui darėm, atsispausdinant paumoti taip jausis, bet kai darėm pasitraukimus, ten sako, koks lengvumas yra, sako, kūno sportas, Tai ant kiek man čia buvo? O kaip jūs sakėte, odontologijai naudojama, ar ne? Tuoj pasakysiu paprastą pavyzdį. Mes turėjom prie Klaipėdos vieną miestelį pas vieną moteriškę ir pas ją buvo kolegės. Ir sako, man dantų nešvies, man tik sudėti implantai, vienu žodžiu viską. Ir jie sako, biški skaudena. Nu, sakau, kažkas yra. Prašvietėmės eiti žandikaulį ir netingu. Paskui ateina ir sako, tu įsivaizduoji, kur tu buvai? Buvau tualete, tai ką tu ten darei? Sako, įsivaizduoji, matyti iškėlė dantį, uždegimą, pilna burna buvo pūlių. Leskai prašvietėm, nuleido biški kraujo ir dingo tas žandikaulio užtikimas ir viską. Po šiai dienai su mes bendravom, sako, žinau, tie įdėti visi dalykai, kas yra, nesijaučia, kad įdėta. Nes kadangi, matyt, žinot, virusuką tą išnešė, uždegimą išnešė, implantas pradėjo imtis prie kūno ir viskas. Odontologija už tai, kad yra, suprantat, kaip žandikaulio raumens smegenų dantų sutvirtinimui ir kaip pagerėja kraujotaka dantų smegenyse ir žandikaulį, turi visi uždegimai išeina. Aišku, ten karis, o nešves, bet va tokius kraujotakos sutrikimus, skausmus taip lengvina. O nebūna taip, kad dantis atauga? Nu čia nežinau, čia jau Nobelio premiją gautų. Dar neturim tokio atvejo. Nežinom, kas bus po 10 metų. Žinot, technologijos eina į priekį, gal išras tokie. Ataugins ir dantis. Pažiūrėkit, čia nuo 2010 metų kurtas šitas aparatas. Pažiūrėkit, mokslininkai sudėliojo kokį. Čia toj kompanijoje yra šitoje kompanijoje dar lipdukai nuo telefono, apsaugai nuo 5-6G, yra lipdukai apsaugai yra šitoje kompanijoje. Biški, stop. Šituose raudonuose ir visuose aparatuose yra. Šituose raudonuose aparatuose yra visuose sudėta, ne tik raudonuose, bet visuose tuose pūtimo aparatuose yra visuose sudėta va šitie lipdukai, apie kuriuos Vitalis dabar kalba. Va, jie yra, juos galima užsisakyti lygiai taip pat iš kompanijos, ant telefonų, ant visokių elektros prietaisų. Nuo vibracijų 5 ir 6G, nes jau Amerikoje yra 6G. Tai pat specialiai sukurti yra, jie užsiklijuoja ant senelės telefono ir jie sumažina tą spinduliuotę žmogaus žalą veikimui. Toliau, yra lipdukai, mano, kadangi Europoje dar nebuvo pardavime, man iš Amerikos atvežė dovanų holograminiai lipdukai nuo skausmo. Jie dedasi nuo 3 iki 5 parų nešioju, man 5 para dar nešioju. Tai yra į juos integruota hercų vibracijų technologijos, yra bioizoliacinė technologija, įdėtos vibracijos, aktyvuoja mano kūno gerasias savybės, atminties ląstelę link kūno veikimo. Nes man būna, kad ranka nusvyra, tai aš juos jau daug klijuosi. Nu, yra pas mane rimti pažeidimai, bet pas ką yra tarpiniai pažeidimai, juos galima klijuoti tiek, kur yra kraujotaka, riešas, petis, kirkšnis ir čiurna. Juos klijuoti ir paprasčiausia iki 5 parų. Aš vakar buvau pirty ir po dušų stovėjau tenai, galvojau nusiplaus, nenusiplovė. Jie gerai gal prilipė prie kūno.
Tai čia iš naujų. Aišku, yra naujų papildų, naujų yra elnio ragų, paskiau jaunystės eleksyro vadimo kompanija yra, bet čia yra Europos rinkoje, kol kas dar Europos Sąjunga nesertifikavo ir Europoje nėra. Tai mes turim draugų Amerikoje, iš mūsų kabineto nuperka Amerikos tokelį per sandėlį, ant mūsų vardo gaunam tą produktą ir paskiau mums atsiunčia. Nu, išeitė randam. Galiu pasakyti tokį dalyką, seminarę važą, aš labai nustebau, kai Olandai mane paprašė pakalbėti rusiškai. Sako, Maskvoje reikia paaiškinti. Kaip? Nu, neina per sienas, ne? Sako, aš turiu Lenką, jis pasirašė sutartį, jis pasirašė Baltarusiją, o Baltarusijos tašim per sieną veža aparatus, jūs siunčia visą Rusiją, sako, aš bizintau. Ir jiem paaiškinam rusiškai. Nes, kaip suprantat, sienų, ribų, sveikatinimo programom ir organizmo statyti nėra. Ten yra politikų problemos. O žmonės yra žmonės. Randa išeitį, kaip ką pravežti, ką padaryti, net ir lėktuvų nuskaityti. Skiriasi kainos, kodėl Europos ir Amerikos. Pirmas dalykas, Europa moka muitą, europinį visiems produktam. Europos ir Amerikos skiriasi elektros srovė. Skiriasi, nes kiti sako, iš Amerikos parsivešiu, dėja srovė kitokia yra. Mūsų sąlyginai srovė tinka su Anglija ir Turkija. Tai vat Anglijoje būna aparatai, kadangi ne Europos Sąjunga nemoka muito mokesčio, tai kai iš savo kabinetų galim registruotis ir siūsti per Anglijos kokio pažįstamo draugo jo vardu, nu jis pasiema siuntą ir mes iš Anglijos atsivežam tos produktus. Nu kaip ir visada, per mikriukus veža, juos deklaruoja, viskas. Aparatas turi savo draudimą, jisai viduje kabineto apsidraudžia, kiekvienas turi savo kodą. Europai turi CE sertifikatą turi, nes kadangi Europai be šito sertifikato neleido, jis sertifikavo, kad jis yra kaip terapinis aparatas, naudojamas buityje ir pagerinti žmogaus kūno sveikatą, sporto salėse, kosmetologija, terapija. Jie yra visi sertifikuoti. Užtat kiti klausia, ar yra iš tikrųjų sertifikatai. Taip ir. Juos mes nežiūrėjom patys. Mano yra numeris 1, kuris buvo pardavime, tai aparatas ištisinis, o dabar, kurie jau patobulinti, numeris 2, jau kai kurie iš ją jau gavo, tai yra va tokie keičiamo danėliai padaryti, pagal tuos brangius aparatus paimtas pavyzdys, ir jie yra iš dviejų dalių. Šitą galiu prasiūsti parodyti? Tai žinoma. Tai va, šito feno nesiūsiu, bet aš jeigu neišmes iš rankų. Šito neišmetat iš rankų, va duodu parodyti, kaip yra va tas kristalas, kuris viduje įdėtas tas va kristalas. Taip. Kad čia nieko nėra. Va, štai va tas stiklas. Čia stiklo Aš pranešiu. Jo, pranešiu. Čia yra, Marytė žino, yra tas kvarco kristalas. Na, iš tos pusės. Jisai yra toksai kūno spalvos. Juos išlydo. O jis pašalinio poveikio neturi, tas fenas? Ne, jis neturi pašalinio poveikio. Vienintelis būtų pašalinis poveikis, jeigu nebūtų įdėta apsauginė ta plokštelė, tai jisai skleistų kaip ir eilinis plaukų fenas, skleistų tas bangas, ten FF kažkokias ten, tas kokias ten elektromagnetinės bangas. Bet kadangi jis yra apsaugotas kiekvienas šitas aparatas šitos kompanijos, tai jisai neskleidžia jokių neigiamų elektromagnetinių bangų nulis. Kalba daug. Bet kartais čia man visai tos vibracijos toks jau kalba siksi. Jis pučia nuo šito kristalo, kiek 4-9. Nu jo, 4-9. Reiškia terapinė. Bet dabar tai išmėgti aparatą. 325. Gali šitą yra žodžio du. Gal kažkaip. Abu šitą ir tą.
Ne, galėtų du aparatus daryti. Jau, tai išeina vienas aparatas kainuoja 320 eurų. Jo, bet tu gauni du. Pasirinkti gali vieną šitą ir Jeigu jums suges, už jisai tam laike 325. Šiaip tai apsimoka, ne dėl numetimo Aš jau kažkokio pasakiau vieną tai jums į kompaniją nu kaip pakeis. pasakyti, lično. Mes kažkaip galime. Nu jo, Jau mašina, jūs mašina, pavyzdžiui, irgi turbūt. ne, pirkus draugį. Nu tai jeigu Ją jūs registravau. naudosit Aš pakeisti negaliu. tai viskas Nes tvarkoj, aš jau tai dar gali registruota. Čia tik 10 naujai- metų, aš turiu naujiems nariams. kur 20 metų naudoju vokiečių Tai aparatą. tik tai, žinai, Dabar žinot, galėtų užsisakyti. Va šitai. Tai va viena savo pasilieku, kita ta draugė. neperlaikysi valandų, laiko taušinsi. Tai aš manau, kad tai bus Žiūrės, va šitas va toksai va šitas. Jo, čia ne žiedukas, čia visas važiukas. Tai Visas tai va, važiukas, jo, čia yra. nu gal tu Jo, tas toks visas vamzdis yra. Nu, toks žinai, kvarco savam kristalų. žmogui aišku. Juos reiškia specialiom technologijom įlydo tos kvarco Kiek jis kristalus kainavo. ir juos reiškia Nes į tą visus formą savo iš įdėjai. kortelės Ir pinigus reiškia ta visa jėga ir tampa vamzdyje. galvoju, prasiverti. Kiekviename reiškia tų Tai va, aparatų yra Tai- reiškia kuo didesnis Tai tas supranti, tas aš šitą galingesnis tas užsidirbu. aparatas, tų kristalų yra jame Ten, daugiau. nu, Netgi savo ten kaip netgi ten registraciją kvarco tą kristalų padarai, įvairesnių ten jam namuose ten. pusavės apie tą žmogų Bet užregistruoja. reiškia, tos Tai kvarco už karto kristalus tau yra kasykla, kur 70 kasa ir dolerių reiškia, ateina ir jie tik tai šitą Jau kompaniją į tą, pasirašė, jie reiškias, neprekiauja registracijos kitos puslapį. kompanijos. Tai va, Žinot, kaip kiekvienas turi aš savo. 3 užregistravus buvo ir pas mane buvo 520 dolerių. Tai tik už atsiuntimą. Nerodo, nežinau, kas tam kompiu yra. 14 Čia sistema, atsiprašau, kad ne... Va, pradėjau Jau rodyti. Gerai. iš tų savo. Dabar štai, va parodysiu, kaip yra kompanijos puslapį. Mes per Google Translate pasidarom Google Translate Šitą? į lietuvių kalbą. Aina. Tai registruojam naują. Taip. Šiandien- Ir apie kiekvieną produktą yra aprašyta smulkiai. Apie kiekvieną produktą aprašyta Nors vieną smulkiai. žmogų. Čia yra stiklinis. Reiškia, stiklinės vandeniui, kurios, reiškia, įpylus į tą stiklinę, įpylus vandenį, tokiu pat principu kaip šitas pakabukas, prisotina deguonimi tą vandenį. Ne, čia tos Va, vonelės. čia vonelės tos, kurios, reiškia, tos terabankomis. Yra aroterapijos 4 iš juodojo ąžuolo padaryti aliejai. Jie kol kas Europoje bus tik tai po naujų metų. Amerika jau jų turi, visas pasaulis turi, skirius Ameriką. Čia yra papildai paskirti milteliai visiems, kurie turi priklausomybę narkotikam, rūkimui, alkoholiui ir psichologiniai demencijai. Sutvarkyti. Toliau, kam yra sutrikęs virškinimas ir svorio koregavimas, kaip sako, numesti. Numesti aš galiu popieriaus lapą ant žemės, svoris yra koreguojamas. Eina sportas, nakvynė, miegas, nervai, viskas eina. Paskiau, va, štai jau šitie va, jau yra, jau Europoje bus greitų laikų. Va, štai įdėta va, skydas, va, kai sakiau, telefonam apsauga. Tai dar nėra jų kol kas. Jau yra. Jie jau Jau yra. yra. Čia va tie lipdukai yra, kur sveikatai statyti, kurie suteikia energijos nuo skausmo ir suteikiantis sporto energijos. Tai va šitie yra Europa. Yra europinė dalis šitie visi dalykai. Toliau aš parodysiu tokį įdomų dalyką visiems. Labai trumpai. Atrodo šitas atrodo video. Tuoj aš tik patikrinsiu. Jo, su veidu. Buvo atvykę Olandijai, nes Olandai labai progresyvus, labai jie konkuruoja su Lenkija. Ir iš Amerikos atvykusi garsiausia Amerikos kosmetologė, kurie aptarnauja prezidentus ir visą kitą, šito aparato aiškino dėl veido odos atstatyti pigmentaciją, raukšlelės ir kaip naudoti kosmetologą. Pačia trumpas, 7 minučių šitoj parodysiu. Reikia pažiūrėti, kurią pusę prieš.
matot, su kaukė jinai dirba. Nes visam pasaulyje visi specialistai veido, kaip ir daktarai, pagal dar likusių deda veido kaukę, kad nepertų virusai to žmogus ir savo apsaugoti. Čia su premium, brangesniu tuo aparatu. Jis ne taip. Iš toliau daro dėl to, kad karšta. Jo, kad per daug nekaršta nebūtų. Šito tai gali. Ir tie, žinai, skaitosi, žinai, kaip metalus. Tai negalima tų vietų šviesti dėl to, kad tai įkaista. Taip, metalas. Nes jeigu 30 centimetrų nusikūna, jie šviesa. Metalas greičiau keisti. Jeigu būtų kosmetologai protingi, jie senai įsigytų šitų dalykų. Ir ką jie pabrėžia kosmetologom, kurie dirba su šita procedūra šitais aparatais, naudoti peptidinę kosmetiką, nes peptidai maitina labai gerai pačią ląstelę, o dar kai yra jame hialuronai su peptidu, geriau įsisavina į vidų. Viena pusė. Nėra tokios gilios raukšlės. Nes aktyvavo raumenį, cirkuliaciją ir limfostikimą. Šitą merginą ir Meksiką paėmus, ir Australiją, viską Olandiją. Šitame su jais seminarė susipažinau. Bet to reikėtų įsitikti. Nu, žmogus per žmogų, kaip sakė. Sakau, kad kažkada prieš metus keliais skaudėjo. Jeigu yra uždegimai, tai suka prieš laikrodžio rodiklį. Prieš kai uždegimai. Tai aš uždėkta kaip bet po gero pusmečio atsiliepimai. Pas mane tai cista, lemba ir čia. Keli. Tai va, kad čia pats gali savo labai daug padėti. Klinikas išpadarė operaciją, parašiau skundą. Čia ir vyram ir moteriam tinka, ne tik moteriam. Čia bus ir vyrus pasodinti. Apie vyrus tai Padarė nepapasakot. operacijos ir po to Čia topas vyram. Tai va, jinai gali įsivaikščioti. nieks nieko nepadarė. Šiaip, Gerai, va šito aparato dėka gali. pasiėm. Raukšlytės čia. Gal truputį. Patamsėjimas sumažėjo. Ja, biškai pritraukė, bet tai labai per trumpą laiką, tai kada irgi Aišku, daugiau padarė. Jau kaip moteriam čia gerai, tai jau. Ir vyram gerai. Vyram irgi labai gerai. Nu va, žiūrėk, varodys ir vyram. Tik tai pučia. Vyrams galbūt gerai. Nori būti. Jis ir taip čia vyrams parodys gerai. Jis sako, kai vaikelį padaryti viena moteris nepadaro, vis tiek vyro reikia. Taip ir O čia. Dieve. Augina dviese, taip ir čia kosmetika naudojasi ir vyrai. Jo, bet nema pinigų. Šitas išganyčius, kaip man jau girdėjau, tai šitai va, tai paskui mums dar pratrūko ten gyvus sumentas, ir kažkas buvo, tai nusipirkau. Tai gal išjungsi vėliau. Kelintą kartą reikės. Nupirk? Nu tai gerai, tada šnekėsim. Tai kas savaitės aš jau žinai, būtų gerai užregistruoti puslapį. Tai tiesiog pačiam būtų. Taip, plaukų aktyvavimas ir... Pradės apšlakti.
Tai mėšlas. Ne, čia strapšlė. Ir va tuoj parodysiu dar labai trumpą. Šitas visa šeima. Tai sakau, išvyko, bet sakau, plėtai. Plaukai pradėjo augti čia. Čia visa šeima. Čia kad va, parodo, kad tinka šitie produktai viskam, ne tik žmonėm, bet ir gyvūnam. Nu, jie pabrėžė Amerikoje. Turiu moteriškę, kuri turi papūgas, tai papūga šviečia. Sakė, geriau ir valgo, ir geriau viskas vyksta. Čia va parodysim. Kad aš katinam tai prašviečiau maistą. Ar svorio nemete? Koreguojam. Katinai. Koreguoja? Ne. Koreguojam. Žmonėm. Ai, žmonėm. Nu, va, čia trumpas kompanijos prieš šitą išleidimą aparato ir sukurtų trumpą. Ne. Dar nebuvo anglų kalba padaryta. 通过人体的自我诊断、自我调节、自我修复，达到自然康复的目的，被称为人体自愈力。自愈力是每个人与生俱来的能力。遗憾的是，生活在现代文明中的大多数人早已习惯用打针吃药来抵御疾病，却忽视了自身的力量，导致自愈力越来越差。想要强化激活人体自愈力，最根本的方法是强化激活 Nu, va, 细 kai 胞。 krauju teka va, virusai, uždegimai, čia nu, kaip multikas padarytas. 20世纪80年代，美国科学家发现了一种与正常细胞振动频率一致的光线——太赫兹波。它的辐射量仅为阳光的1/40，对人体非常安全。由于其能激活正常细胞、修复受损细胞和自由基，又被称为生命光线。经过近30年的发展，太赫兹波技术被广泛用于天文、雷达、医学成像等领域。2014年，中国通过了欧美技术垄断，研发成功首台太赫兹安检仪，成为了太赫兹波对人体安全无害的最好例证，也奠定了科学家们将太赫兹波用于生物理疗的基础。2016年，获得中国专利的细胞理疗仪正式走入市场。它充分激发了太赫兹波的活性，能深入人体20至30公分，活化好细胞，修复杀死坏细胞和自由基，从而激活人体自愈力，让亚健康问题消失于无形。珍爱宝太赫兹细胞理疗仪主要由特殊激光发射器，可应用于人体各个部位，操作简便，功效卓越。除了对于人体非常安全之外，珍爱宝太赫兹细胞理疗仪非常聪明，跟安检时能检查出藏匿于各个角落的违禁品一样。用于理疗时，太赫兹波能主动找到保护藏匿于身体中的危险疾病与消除。太赫兹波让好细胞没事，自由基和坏细胞被消除。因此，自推出市场以来，爱立网国际有限公司在短时间内就推广到10个国家。珍爱宝太赫兹细胞理疗仪效果立竿见影，用事实说话，成千上万的见证每日可见。我们相信，最好的医生是人体的自愈力。利用珍爱宝太赫兹细胞理疗仪活化正常细胞，修复受损细胞，消除自由基，将从根本上帮助人们解决亚健康问题。随着产品的进一步推广，也将会有更多人因此而受益。 Taip, dabar parodysiu biškį nuotraukas kelias. Čia pas mane yra. Va, kaip aktyvuoja vandenį, suprantat? Pakeičia vandens struktūrą, molekuliarinę sistemą vandens pakeičia. Ir va, lygiai tas pats Liuda gali apie tai pasakyti, mes žinom patirtį iš kitur. Tai va, geriant šitą vandenį, visi eritrocitai atsipalaiduoja. Yra ne stulpelis, o jau laisvi gaunasi. Va, jūs klausėte dėl žilų plaukų, ne? Tai va, kaip buvo prieš tai ir po 3 mėnesių. Tai yra iš tikrųjų atsistato plauko pigmentacija. Va, štai yra va, vandens hercų, kaip pakeičia molekuliarinę sistemą vandens. Kaip įskaido va, vandenį smulkiais molekulinėms sistemoms smulkia. Čia yra pasaulio šalis per 2 metus, jau lygiai 2 metus, kur jau prekiauja yra atstovybės. Lietuvos kol kas nėra, kai turėsim 100 000 aparatų parduota, tai ko gero bus ir sandėlys pas mumis. Nu, viskas priklauso ne nuo 10, ne nuo 20 žmonių, o nuo apivartinių lėšų, nes Lenkija jau yra įkelta. Čia va, apie mūsų seminarą. Va, štai yra prie egzemų, kur tikrai toksai žmogus buvo ir kur yra italai, nes italai labai dirba gydytojai su odos terapijom, su egzemom labai daug dirba. Čia, kad net išviečiant grūdus, maistą pabrėžia, kad pakeičia struktūrą, virškinimas kitoks. Va, štai kaip molekulė vandens pasikeičia. Čia
tas pats. Va, prie venų, va, varikozinių uždegimų, va, kaip aparatas. 24 metų iš Floridos modelis, vyras naudojo taip. Taip. Mažos. O truputį kraujotaka gena. Šitas ir atrodo. O čia va yra daina kompanijos. Ką pasakysiu apie tą dainą? Čia yra 4, tai yra prezidentai ir savininkai. Jie patys atvažiuoja, mes kai buvom Varšuvai pirmą kartą, jie patys atvažiuoja, patys tave pasveikina, džiaugiasi, kad tu esi šitoj kompanijoje. Net ir tie žmonės, kai buvo Lenkų naujokai, tik atėjo, jie su kiekvienu sveikina. Ir sako, džiaugiuosi, kad tu pripažįsti šiuolaikinės technologijas, būti sveikesniam žmogui, padėti savo artimą ir savo kaimynui. Ir jie dainuoja iš tikrųjų jie visi malaiziečiai. O kodėl daro pirštą šitaip, pasaulio numeris 1? Aš tokį pareikiu, neįsitėsi man pirštas, tai būtų palaikau. Tame visi šokom, dainavom, net žmonės verkė dainuodama. Čia yra su vibracijom padaryta daina. Kad, jausmai būtų žmonėm jausmai. Čia jau himnas, ne? Taip. Tiesiog šeimom jie visi dirba, nes suprantam, kad visiems tų pinigėlių reikia.